Sveiki, brangieji. Tai kągi, šiandien šiek tiek nusprendžiau pakeisti savo prognozių formatą. Kaip visada primenu, kad žiūrėti reikia ne tik pagal savo Saulės poziciją prognozę, bet reikia žiūrėti ir pagal ascendentą ir Mėnulį. Kągi, toliau mes turime ožiaragius. Pažiūrėkime, kas jūsų laukia pirmąją Liepos savaitę. Kas laukia ožiaragių antrąją Liepos savaitę. Kas jūsų laukia trečiąją Liepos savaitę. Bei ketvirtąją Liepos savaitę. Ožiaragiai, pas jūs tai tikrai labai sėkmingas, gražus mėnuo. Ir pirmoji korta, pirmąjį Liepos savaitį, kardų valetas. Kardų valetas būtent atspindi, reprezentuoja visas studijas, mokslus, žinias. Ar jūs planuojate ilgam laikui, ar čia kažkokie trumpalaikiai seminarai, webinarai, susirinkimai, kažkokie tais galbūt įdomios paskaitos internete, nemokamai YouTube'ai, taip, bet kur, bet kas gali būti, galbūt jūs kažkas sudomins, kažkur jums trūks žinių ir jūs nuspręsite tą pirmąją savaitę pasimokyti. Taipogi tai gali būti oro ženklo vaikai nuo gimimo iki 18 metų, ar tai jūsų vaikai, ar tai kažkieno vaikelį, pavyzdžiui, reikės pažiūrėti draugų, sakykim taip. Oro ženklas tai yra dvyniai, vandenis arba svarstyklės. Tai kažkuris iš šių ženklų. Kita jūsų korta - monetų dvejetas. Atidžiau žiūrėkite savo finansus pirmąją savaitę, nes gali šiek tiek pritrūkti. Bet pritrūks tik tuo atveju, jeigu jūs labai taip neatsakingai savo biudžetą žiūrėsite. Kitu atveju viskas bus gerai. Arba jūs žongliruojate tarp, pavyzdžiui, dviejų skirtingų veiklų. Tai čia irgi gali būti, jeigu turit kažkokias dvi skirtingas veiklas, irgi gali atspindėti tai nebūtinai pinigų trūkumą, bet greičiausiai diržus šiek tiek susiveršite, gal būsite paišlaidavę, sakykime, po atostogų, taip. O galbūt, pavyzdžiui, jūs esate bedarbis ir dėl to sunkokas su pinigais ir tuo pačiu jūs nusprendėte pasimti kažkokius tai kursus, taip, arba keisti kvalifikaciją. Ir kita jūsų korta - lazdų devynetas. Lazdų devynetas, brėžiam ribas, esam įtarus. Pavyzdžiui, mato čia žmogus su sužeista ranka, be kojos, jau jisai patyrė kažką praeityje ir dabar jau jūs į visus žiūri įtariai. Tai pas jūs gali būti tokia situacija, jeigu jums kažkas kažką siūlys, jūs jau taip greitai nesutiksite, jūs žiūrėsite į tai įtariai, įdėmiau analizuosite, gali būti, kad reikės brėžti ribas asmeninės, kažkas lys jūsų asmeninės ribas ir jūs sakysite, kad ne, čia jau yra man per daug, tu negali leisti to sakyti mano atžvilgiu, tai yra nepagarba, man nepatinka, ką tu darai, tai gali būti, kad kažką turėsite vietą pastatyti, gali būti, kad jau esate labai nuvargę. Ir šita korta sako, nepasiduokite, jau dar šiek tiek liko ir jūs pabaigsite tą savo projektą, užbaigsite ir galėsite mėgautis tais rezultatais ar nauja pradžia. Arba gali būti viskas, kas susijęs su ribom, sienom, tai tiesiog ir turėsite keliauti į kitą šalį, taip peržengsite tą, perkirsite kitos šalies pasienį. Tai gali būti susiję ir su kelionėm, tas jūsų lazdų devynetas. Ir galbūt tos kelionės bus grįžimas namo, nes po to iškart jums iškrito lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas yra grįžimas namo, pas tėvus, pas senelius, pas giminės, aplankymas, taip.
gali būti tas grįžimas į jūsų gimtinę, jeigu gyvenat kitur užsienį. Gali būti, kad sugrįšite atšvęsti su šeima kažkokias tai šventes, gimtadienius, krikštynas, vardadienius, bet kokios šventės. Taipogi viskas, kas susijęs su būstu. Remontuosite savo būstą, kelsitės į naują būstą, pradėsite nuomoti savo kažkokį tai pirmąjį, antrąjį būstą, nusipirksite namą, sodą ar dar ką nors. Visi šitie dalykai krenta po šią kortą. Tai pas jūs savaitė tokia pilna mokslų, atsargiai skirstykite finansus, gali būti kelionės arba nuvargę būsite nuo darbų, bet po to turėsite galbūt kažkokį malonų laiką arba savo namuose, arba su šeimyna. Ir labai jums puikiai iškrito raktinis žodis pirmos savaitės - smalsumas, patirtis, žaidimas, klausimai, kažkokios tai, pavyzdžiui, atskleidimai ar paslapčių ar žinių. Tai vat pas jūs ir tas smalsumas krenta po šitą kortą ir vat kažkokie tai atskleidimai paslapčių gali būti pagal šitą kortą, kad jums bus kažkas neaišku ir jūs bandysite išsiaiškinti. Tai vat tokia pas jūs marga, sakyčiau, pirmoji savaitė. O dabar mes keliaujame į jūsų antrąją savaitę. O antroji savaitė tai pas jūs tokia aštresnė, rimtesnė, su netgi 2 didžiaisiais arkanais. Pradedam taip. Pas jūs iškrito lazdų karalius, ugnies ženklo vyras, gali būti liūtas, šaulys arba avinas nuo 35 metų. Kažkoks vyrukas jūsų gyvenime, taip? Su kuriuo kažkodėl turėsite kažkokių tais reikalų antrąją savaitę. Arba gali būti tokios profesijos atstovas, bet judančių profesijų atstovas. Tų, kurios kažką daro fiziškai. Sporto treneris, muzikantas, virėjas gali būti, sportininkas kažkoksai tai. Taipogi šitas žmogus yra įgimtas lyderis. Jo visi klauso, kai jisai šneka ir jisai turi labai daug išminties. Ir ką mes matome, jums taipogi iškrito šventikas. Šventikas taipogi yra toks žmogus, kuris turi labai daug išminties ir jo visi klauso. Tai gali būti, kad arba jūs kažkieno antrąją savaitę klausysit tų žinių, arba jūs kažkam pasakosit, jūs būsite matomi, pastebėti ir kažkas norės pasisemti iš jūsų žinių. Taipogi jums iškrito velnio korta. Velnio korta yra vėlgi valdžios korta. Pas jūs tiek šitas žmogus gali būti valdžioje, kurio visi klausys. Tiek pagal šitą kortą kažkokį tai valdžios žmogų turėsite. Tiek šitas žmogus yra socialiniam lygmenį labai gerbtinas, matomas, taip, ir jo klausomasi. Tai pas jūs kažkaip netgi 3 kortos. Ar čia bus tas pats žmogus, ar čia gali būti 2 skirtingi žmonės, arba 3 skirtingi žmonės, taip. Šitas žmogus, pavyzdžiui, gali būti jūsų vadovas pagal velnio kortą. Kadangi velnio korta yra aukštesnio lygio korta, vadovo korta. Gali būti, kad, pavyzdžiui, jūs tiesiog būsite šią savaitę, antrąją, būtent tą Liepos savaitę, tokie užsidegę ir susifokusavę į pinigus, nes būtent pagrindinis tikslas velnio yra pinigai, 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 pinigai. Gali būti meilės trikampis ir tas meilės trikampis jums reikės rinktis iš šitų 2 vyrukų, taip. Gali būti priespauda kažkokia manipulacijos arba būsite labai užspausti savo boso. O kuris bus jūsų bosas, tai jau čia jūs turite tai pagal savo situaciją žiūrėti. Ar tai šis karalius ugnies ženklo, ar tai šis šventikas. Na, šventikas šiaip dažniausiai neturi tokios energetikos, bet gali būti, kad čia viskas krenta po vienu žmogumi, taip, kad žmogus jūs spaus ir tas žmogus turi autoritetą jūsų akyse, nes yra jūsų, pavyzdžiui, bosas, vadovas arba kitų žmonių
akise kažkoks toks autoritetingas. Taip, kas dar galvoju, pagal šią kortą gali būti valstybinės institucijos, absoliučiai visos, į kurias jums galbūt reikės pasikreipti tą antrąją savaitę, valstybinė ligoninė, poliklinika, klinikos, greitoji, gaisrinė, policija, mokesčių inspekcija, savivaldybė. Visos, apie kokias tik pagalvojat, taip gali būti, kad jas reikės pasikreipti ir ten, pavyzdžiui, jūs susipažinsite su tokiu žmogumi, kuris, jums ir suteiks tą konsultaciją, pagalbą ar kažką, taip. O čia gali būti visiškai nesusijęs įvykis, kadangi šventikas yra dar susijęs ir su bažnyčia, religija ir tradicijom, tai galite, pavyzdžiui, nueiti tą savaitę į bažnyčią, į mišias. Galite, vėlgi gali būti kažkokios tai krikštynos, vestuvės tada, kada mes einam į bažnyčią, taip. Arba gali būti, kad labai susipažinsite su tradicišku žmogumi, arba jūs kažkas prispaus, sakykime, jūs susigalvojate nusidažyti plaukus, kaip visuomeniai nepriimta, pasidaryti tatuiruotę kažkokią, tai ar auskarą įsiverti, kur visuomeniai nepriimtina, arba, pavyzdžiui, pagal jūsų profesiją. Ir jūs turėsite tokį spaudimą. Tai ir pagal šitą kortą gali būti spaudimas paklusti tradicijoms. Ir pagal šitą kortą gali būti, pavyzdžiui, jūsų tėtis jums sakys, spaus jūs, prispaus ir bandys manipuliuoti ir visaip kaip atkalbėti, nes yra labai svarbu tradicijos būtent. Taip, ir jūsų paskutinioji korta, monetų aštuonetas. O monetų aštuonetas yra meistro korta, meistriškumo korta, kur jau jūs ne tik, kad dirbate gerai, bet, jūs puikiai dirbate, jūs esate žinomas aplinkui savo socialinėme rate pagal tai, kaip jūs gerai atliekate savo darbą, taip, ir jūs galite dėl to mokyti kitus. Vėlgi labai siejasi su šitu žmogumi, taip, ar tik nebūsite čia jūs, tas meistras, kuris perdavinė žinias, o galbūt jūs turėsite tokį meistrą, iš kurio jūs mokysitės, kadangi jums pirmąją savaitę krenta mokslo kortas, tai ir antrąją savaitę jūs galbūt labai būsite užsidegę mokslais ir čia bus jūsų dėstytojas, būtent tos srities, kurią mokote specialistas, taip. Arba tai būsite jūs ir galite net sulaukti pasiūlymo tiesiogiai, nes žmogus pasikreips prašydamas, kad jūs jam ten kažką padarytumėt, tą, ką jūs mokote, kadangi išgirs iš aplinkinių, sakykime, ar jūs rekomenduos kažkas, nes jūs jau esate geras meistras savo srities. Arba tiesiog labai gera finansinė padėtis jums bus antrąją savaitę, pavyzdžiui, gausite išmoką pinigus, taip, arba atlyginimą. Taip, tai vat tokia įdomi pas jūs antroji savaitė ir vėlgi raktinis žodis puikiai tai papildo, pas jūs yra derlius, dėkingumas, gausa, saugumas, kantrybė. Tai vat būtent ta gausa, tas derlius, pas jūs viskas puikiai einasi, galbūt tas velnas, kad jūs tiesiog užsidegęs, pagal susifokusavęs į pinigus ir taip užsidegęs keliausite savo tikslų link ir galiausiai gausite tą puikų derlių ir viena iš veiklų, ką jūs darysite, tai kažkam kažką pasakosite ir iš to gausite derlių, taip. Jūs galite būti labai geras oratorius ir mokytojas. Tai ateis kažkokia tais gausa. Ar tai žinių gausa gali būti, pripažinimo gausa, finansinė gausa. Bet antra savaitė yra svarbi, nes netgi 2 didieji arkanai pas jūs iškrito. Ir toliau mes turime trečiąją savaitę, o trečioji savaitė tai čia pas jūs iš vis pasakų pasaka. Ir pradedame savaitę nuo kardų damos. Kardų dama yra oro ženklo, svarstyklės dvyniai arba vandenis. Vėlgi, subrendusi moteris nuo 35 metų, kam mama, kam draugė, kam pažįstama, kam kaimynė. Gali būti jūsų gyvenime tą savaitę dalyvauti. Kažkam mylimoji gali būti, jeigu esate vyrukas ožiaragį žiūrinti šią prognozę. Arba gali būti tokios srities specialistė. Tai jos labai gerai kalba,
jų stiprioji pusė yra viskas, kas susijęs su kalbėsena, taip, tiek sakytinė, tiek rašytinė, advokatė, politikė, rašytoja, žurnalistė, gal kokia ir privati detektyvė, nes matote, kaip jinai stebi. Kažkas jūs gali, tarp kitko, 3 savaitę stebėti, ar tai socialiniuose tinkluose, va tokia va moteris analizuoti, taip, užkliūsite jūs jai už akių. Ir kas čia su ja vyks? Kažkas malonaus greičiausiai vyks, nes jum antroji korta, kuri iškrito taurių 10, o po to iškrito monetų 10. Na tai žinokit, 10 ir abi tokios harmoningos, tokios sėkmingos kortos. Taurių 10 viskas, kas susijęs su emocijom ir jausmais. Tai yra didžiulė laimė, laikas su šeima, džiugi naujiena, jūs jausitės gražos, pilni laimės, harmonijos, na, galbūt antros savaitės tas meistriškumas keliaus toliau pas jūs į 3 savaitę ir jūs džiaugsitės to rezultatų, kurį pasiekėt ir jūs kažkas apkabins, pasveikins, arba šiaip kažkokios malonios žinios. Monetų 10, vėlgi viskas, kas susijęs su mūsų tomis vertybėmis dažniausiamis, tai yra finansinis stiprus pagrindas ir šeima. Ir mes matome, kad tiek šeimoje visi harmonijoje, tiek finansai harmonijoje. Ar pasiseks jums parduoti kažkokį tai šeimos turtą labai sėkmingai ir visi kartu džiaugsitės. Ar pavyks nusipirkti kažkokį, įsigyti didžiulį pirkinį šeimoje, tai būstą, automobilį. Ar pinigai atkeliaus per kitus šeimos narius, padidės, taip ir jūs irgi džiaugsitės tą gausą. Ar tiesiog labai malonus laikas su šeima, kažkokį galbūt susibūrimą suorganizuosite visi kartu. Ir galbūt šita moteris jums suorganizuos visą tą, taip, arba jinai jums praneš kažkokią tai naujieną, kuri bus labai džiaugsminga jūsų visai šeimai. Ir iškart 10 vis dėlto yra tokia etapo pabaiga, tiek čia yra 10. Ir kas būna po pabaigos pradžia? Ir pas jūs iškart iškrito didysis arkanas, magas. Pirma korta. Tai yra pradžios korta, bet magas turi visų stichijų simboliką pats vienas. Tai jisai yra, turi ir taurę, ir monetą, ir lazdą, ir kardą. Jisai yra visų sričių meistras. Ir taipogi tai yra Merkurijaus korta, jisai yra labai geras oratorius, labai gerai moka komunikuoti ir jo visi klauso. Pas jūs tiek čia krito kortos, kur žmogaus klausosi. Tiek čia, bet taipogi yra naujos pradžios. Ir jums ši korta indikuoja, kad jūs viską galite padaryti patys. Jeigu jūs abejojate, bijote, kad jums kažkas nepavyks, jūs turite žinių, šarmo, patirties, jums pavyks, tik tai imkitės ir darykite. Ir aš manau, kad jūs turėsite čia būtent šeimos palaikymą, dėl to jūs išdrysite tą 3 savaitę kažko imtis, galbūt jums ateis žinia apie kažkokį tai darbo pasiūlymą ir jūs abejosite savimi, bet turėsite šeimos palaikymą, džiaugsmą ir jūs nuspręsite priimti tą darbo pasiūlymą. Ir būtent, pažiūrėkit, net pirmą kortą jums iškrito net iš ir orakulo kaladės, pasitikėjimas, motyvacija, pozityvumas, bet jums ir reikės to pasitikėjimo savimi, kad jūs žengtumėt šitą žingsnį. Bet jūs įžengsite ir sėkmingus rezultatus turėsite. Super, jau 3 savaitė pas jūs, tai vau, kiek džiaugsmo, 10 čia labai graži savaitė, kuri pastumės jūs naujom kažkokiom tai pradžiom. Ir 4 savaitė. 4 savaitė pas jūs prasideda su kardų 6, kuris arba indikuoja keliones į užsienį kažkur tais, taip, poilsiavimą, arba palikimą kažko, kas jums nebetarnauja. Tai jeigu pas jūs čia yra nauja pradžia, tai greičiausiai su kažko jūs atsisveikinsit. Pasakysite esamai darbovietei sudie, pasakysite žmonėm, kolegom, galbūt kažką užblokuosite socialiniuose tinkluose, ištrinsite iš draugų, na, kažko atsisakysite, kas jums nebetarnauja ir yra toksiškas jūsų gyvenime, arba kelionė. Nes po to iškart kita korta jums iškrito lazdų 8. Lazdų 8
irgi yra kelionės korta, kelionės orų korta. Tai pagal šitas dvi gali būti, kad jūs lėktuvu į kažkokią kelionę susiruošite, jeigu kelionės jokios nežadate, tai kažką paliekate ir iškart priplūsta jūsų gyvenimas naujų potyrių, naujos energijos, čia pas jūs greitai gali atskristi kažkokia naujiena. Jeigu turite kažkokį naują projektą, sulauksite daug stebėtojų, daug gerbėjų, daug klientų, gausa, vat. Didžiulis kiekis laiškų, didžiulis kiekis užsakymų, net netikėtai taip, vat, šast ir kitą dieną pabundat ir oho, kaip čia taip galėjo būti. Kažkas pas jūs labai pozityvaus atkeliaus. Ir toliau jums iškrito monetų dama, moteris, žemės ženklo, jautis ožiaragis mergelė, kuri turės irgi kažkokį svarbų vaidmenį jūsų 4 savaitėje, vėlgi mama, sesė, pusseserė, kaimynė, draugė, bet kas, jeigu jūs esate vyrukas, tai gali būti ir moteris jūsų, mylimoji, žmona. Tai moteris, kuri ypatingai moka pasirūpinti, yra labai šeimyniška, vat matot, ir su kepiniais laukia, ir gali išklausyti, ir turi gerą finansinį pagrindą po kojom, yra pasitikinti savimi, arba gali būti tokios profesijos atstovė, kad pavyzdžiui pas jūs atkeliauja daug užsakymų, jūs tam buvot nepasiruošę arba nesitikėjot, kad verslas taip įsibėgės ir jums kuo skubiau reikia, finansinio, pavyzdžiui, kažkokio specialisto, apskaitininko, buhalterio, viskas, kas susijęs su piniginiam profesijom, pas bankininką keliausit, pavyzdžiui, atsidaryti sąskaitą, taip, moterį bankininkę, irgi gali būti visi tokie variantai, arba būtent jums tos klientus gali atsiųsti šitą moteris, taip. Ir tuomet jūs mėnesį baigėt su lazdų septynetu. Lazdų septynetas yra plėtros korta. Jūs plėsitės. Plėsite verslą, plėsite savo žinomumą. Jeigu turite kažkokį verslą internetu, galbūt jau plėsitės į kitus regionus, į kitus miestus, darysite verslą kitomis kalbomis, tai pavyzdžiui savo internetinę svetainę, plėsitės į kitus miestus, parduotuvės kitose miestuose elementariai kursite. Plėtros korta, puikiai plėtros korta, kad jūs jau, sakykime, jums nebeužtenka esamo rezultato ir jūs matote galimybę kažką daryti daugiau ir taipogi susijęs su užsieniu, būtent ta plėtra, taip, tai pas jūs tiek čia užsienis gali būti, tiek čia užsienis gali būti, tiek čia užsienis gali būti, vat, tokios labai gražios pas jūs plėtros kortos. Taipogi gali būti savo ribų atstovėjimo korta. Tai gali ir šitos dviese taip sužaisti kortos, kad jūs turite atstovėti savo ribas, apginti ir ties to jūs ir sustabdote santykius su tuo žmogumi ir tiesiog išbraukėte jį iš savo gyvenimo, jisai jums nebereikalingas, bet savo jūs tiesą atstovėsite. Na ir jūsų raktiniai žodžiai, unikalumas, tobulumas, viskas, kas susijęs su jumis, unikumas, garbė. Jūs jausitės tikrai unikaliais, jeigu pas jūs atkeliaus būtent toks kiekis klientų tą 4 savaitę, taip, ir jums pavyks išsiplėsti ir kažką tais išbraukti nereikalingo iš savo gyvenimo, tai jūs tikrai taip ir jausitės, kad jūs esate unikalūs ir tikrai kažką gebate sėkmingo savo gyvenime padaryti. Čia gali būti, kad, pavyzdžiui, net ir nekilnojamą turtą jūs kitoj šaly nuspręsite įsigyti. Viskas, kas susijęs su plėtra, viskas tas jums gali ir išsipildyti. Ir jūsų mėnesio patarimas yra laikas gijimui, ne karui. Tai jeigu turite kažkokių nuoskaudų, pirmąją savaitę tikrai matau, kad jūs turite. Jūs įtariai kažką žiūrite, tai bet apskritai pas jūs kortos labai labai pozityvios, žiūrint su kitais zodiako ženklais, tai jūs tikrai neužsifiksuosite į tą karą kažkokį tai ir eisite tolyn,
bet vis dėlto jums čia korta iškrito, tai įsidėmėkite, kad nekariaukite, o gydykitės, nes būtent tas išgyjimas pastiprins jūsų vibracijas pozityves teigiamas ir jūs pritrauksite dar daugiau gausos ir pozityvumo į jūsų gyvenimą. Na, superinis Liepos mėnesis jūsų laukia, pasidalinkite džiugiomis naujienomis komentaruose po šiuo video, labai lauksiu ir linkiu didžiausios sėkmės, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.